Ir taip. Dalinuosi ekranu, sakykite, ar viskas matosi. Kažkas pasakykite man. Matosi. Viskas gerai. Gerai, puiku, tada matomės, girdimės, pradedam, nes laiko turime nedaug, 1 valandą. Aišku, nepažadu baigti lygiai po valandos, jeigu bus daug klausimų, galbūt kažkiek užtruksime ilgiau. Taip, tai dabar webinaro taisyklės. Kviečiu dalyvauti, būti aktyviem ir kameras gal įsijungti, pasirodyti, bet labai labai prašysiu tvarkos ir disciplinos būti su išjungtais mikrofonais. Klausimus rašykite į čatą, jau nuo pat pradžių krenta klausimai ir jūs besiregistruodami siuntėte savo klausimus. Jeigu norite pasisakyti, kelkite ranką. Ir kartu su mumis dalyvauja webinaro moderatorė Edita, tai jinai irgi stebės pašalinių garsų išjungimą, bus atsakinga, stebės jūsų klausimus. Na ir yra daromas video įrašas. Taip, susipažinkime, kas aš esu, tai galite nusiskanuoti QR kodą ir pasiekti mane socialiniuose tinkluose, draugauti, bendrauti. Esu Rūta Ausaitė Donelienė, buhalterė, finansininkė visą gyvenimą. 23 metais buhalterių ir auditorių asociacijų apsigyniau buhalterio profesionalo vardą. Praktinę buhalterio ir finansų vadovo veiklą vykdau nuo 2003 metų, na, o su pelno nesiekiančiom organizacijom turiu reikalų, dabar žiūriu, parašiau ir 2010 ir 2008 metus, apytiksliai, nes tikrai nėjo prisiminti, kada buvo pirmas tas atvejis asociacijos būtent apskaitos tiksliai, bet noriu parodyti tai, kad su pelno nesiekiančiom organizacijom darbuojasi nuo tada, kai joms dar nebuvo privalomos finansinės ataskaitos apskritai. Buvo privaloma tik mokestinė apskaita. Ir finansinės ataskaitos pelno nesiekiančiom organizacijom tapo privalomos nuo 15 metų. Aš esu įkūrusi apskaitos įmonę Žinius, taip pat mokymų įmonę Žinius mokymai, lektoriauju ir organizuoju tokius panašius ir tokius mokymus. Daugiau apie mūsų mokymus galite sužinoti www.žinius.lt. Tikiu, kad po šio webinaro liks neatsakytų klausimų arba tų klausimų galbūt kils vėliau jūsų temose. Tai visada laukiu jūsų klausimų mokymai @žinius.lt, nes jaučiu, kad šita pelno nesiekiančių organizacijų tema iš tiesų yra aktuali. Galimai trūksta vienoje vietoje aiškios konkrečios susistemintos informacijos, nors šiaip informacijos yra daug. Todėl turiu tikslą šiuos mokymus vystyti ir kad jie būtų kiekvienais metais, jie būtų vis atnaujinami aktualiausiais, papildomi aktualiom temom pagal jūsų klausimus. Taip, tai bendraukime socialiniuose tinkluose. Jūsų klausimai, kurie pasiekė mane ruošiantis šiam seminarui, tai pagal juos iš tikrųjų ir struktūrą padėliojau. Tai yra esminiai PNO ir verslo įmonių apskaitos ir mokesčių skirtumai, ilgalaikis turtas PNO apskaitoje, asociacijos metinė ataskaita, apskaitos tvarkos asociacija, kokia būtinoji informacija pateikiama veiklos ataskaitoje, neleidžiami atskaitimai arba pelno mokesčio nemažinančios sąnaudos. Tai iš karto turiu pasakyti, kad nebus pakankamai laiko apriepti visus klausimus ir, pavyzdžiui, ilgalaikis turtas tai yra gan plati tema ir vien tik apie ilgalaikį turtą būtų galima kalbėti valandą laiko, bet galbūt taip užbėgant už akių, kadangi šito atsakymo tikrai neįdėjau, pasakysiu taip, kad ilgalaikio turto apskaita pelno nesiekiančioje organizacijoje yra labai panaši kaip ir verslo įmonėse, netgi identiška, galima sakyti, tik tais, kaip matysime vėliau, skiriasi sąskaitų planas. Bet jeigu klausimas apie tai, ar vadovautis pelno mokesčio priedėliu, apskaitant ilgalaikį turtą pelno nesiekiančio organizacijoje, tai taip turėtumėm juo irgi vadovautis.
Kas čia dabar neklauso manęs skaidrė šiandien. Dar klausimai, kokie buvo sulaukti. Tai ne PVM mokėtojai iš ES perkam prekes arba paslaugas. Pakalbėsime apie tą atvirkštinį PVM, kaip apskaityti paramą gautą maistą produktais, kuri perduota kaip parama, savanorių darbo laiko apskaitos principai, jų įvertinimas pinigais, VŠI prisidėjimas prie projekto ar rodyti prie finansavimo. Ir dar buvo klausimas, ar bus vaizdo įrašas, tai taip, vaizdo įrašas yra daromas. Taigi, esminiai pelno nesiekiančių organizacijų ir verslo įmonių apskaitos skirtumai. Jūsų tarpe yra ir tokių, kurie dar tik tai svarstote pradėti ar nepradėti su tom pelno nesiekiančiam organizacijom. Taip pat su kuo susiduriu iš pačių pelno nesiekiančių organizacijų vadovų arba įkūrėjų pusės, tai jie kartais įsivaizduoja, kad pelno nesiekiančios organizacijos, tai josgi neturi pinigų, tai jų apskaita turi būti vedama nemokamai ar kažkas tai tokio, ar savanoriškų kažkokiu principu, arba jie taip pat įsivaizduoja dar iš tų senų laikų, ypatingai jeigu tai vyresni žmonės, kad jomsgi nieko ten labai ir neprivaloma, nes taip buvo kažkada, ar ne, kad buvo labai mažai privalomų dalykų, buvo neprivalomos finansinės ataskaitos. Tai dėja, bet kuo toliau, tai tuo daugiau, sakykime, pelno nesiekiančios organizacijos, jų apskaita, jų atskaitomybė, atskaitingumas griežtėja. Pakalbėsim šiek tiek ir apie naujus audito kriterijus pelno nesiekiančiam. Ir būtent dėl to buhalteriai, kurie dirba su pelno nesiekiančiom organizacijom, jų kompetencijos žinios irgi yra labai, labai svarbios. Nėra taip, kad gali bet kas tiesiog imti, sėsti ir vesti šitą apskaitą. Reikia tam pasiruošti. Tai dabar pradžia, ar ne, apskaitos reglamentavimas. Kuom skiriasi? Tai verslo subjekto apskaita reglamentuoja finansinės apskaitos standartai, kuriuos anksčiau mes buvome įpratę vadinti verslo apskaitos standartais. Tai todėl iš karto atsiprašysiu, kad karts nuo karto, kai kalbėsiu, galiu pavartoti seną savoką verslo apskaitos standartai. Na, o pelno nesiekiantys subjektai, jie apskaitą tvarko pagal pelno nesiekiančių subjektų apskaitos taisyklės. Dabar tiek vieną, tiek kitą, tiek vienus, tiek kitus teisės aktus reglamentuojančius leidžia ir prižiūri Lietuvos finansų ministerija ir po jais yra apskaitos ir audito tarnyba, AVNT vadinamas. AVNT tinklapyje galite rasti tiek verslo apskaitos standartus, tiek ir pelno nesiekiančių organizacijų apskaitos taisyklės, kaip visiškai atskirą dokumentą. Kadangi skiriasi taisyklės nuo VASO, ar ne, tai skiriasi ir pavyzdinis sąskaitų planas. Verslo įmonių yra gerokai platesnis sąskaitų planas, pelno nesiekiančių organizacijų pavyzdinis sąskaitų planas yra tikrai gerokai trumpesnis, bet jame yra išskirtos visos svarbios DK sąskaitos, pavyzdžiui, paramos apskaitai yra daug sąskaitų išskirta. Dėl ko taip yra? Dėl to, kad paskui tą paramą reikia raportuoti atitinkamuose ataskaitose, ne tik mokesčio ataskaitose, bet taip pat ir aiškinamajame rašte, aiškinamo rašto lentelėse. Atitinkamai skiriasi finansinių ataskaitų rinkinys. Verslo subjektai turi savo ar nepilno nuostolio ataskaitą, balansą. Realiai vadinasi pelno nuostolio ataskaita ir balansas, gali jie būti sutrumpinti arba nesutrumpinti. Tuo tarpu pelno nesiekiančiuose subjektuose finansinių ataskaitų ir pavadinimai skiriasi. Tai ten, kur buvo balansas, čia dabar jau yra būklės ataskaita. Ten, kur pelno nuostolio ataskaita, tai vadinasi veiklos rezultato ataskaita. Žiūrėsim šiek tiek vėliau į pačius laukelius, tai irgi matysite, kokie yra skirtumai. Dar viena ataskaita, kuri irgi skiriasi, tai verslo subjektai turi tokią vadovybės ataskaitą, bet jinai yra privaloma, vadovybės ataskaita yra privaloma tik tai didelėms įmonėms, ar ne? Jeigu taip žiūrėti pagal įmonių kategorijas, tai tik tais toms įmonėms, kurios sudarinėja jau pilną finansinių ataskaitų rinkinį su pinigų srautais, su nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita ir vėlgi pagal dydžius, vadovybės ataskaita yra privaloma tik didiesiems. Pas pelno nesiekiančius subjektus yra veiklos ataskaita ir
Ir jinai privaloma praktiškai visoms pelno nesiekiančioms organizacijoms, išskyrus atvejus, jeigu yra vedama supaprastinta apskaita. Tai vat irgi toks skirtumas, kad tą veiklos ataskaitą net ir mažas pelno nesiekiantis subjektas pildys, o verslo subjektuose bus tik tai pas didelius. Tai kasgi reglamentuoja? Jau minėjau, kad tai yra pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarimo ir pateikimo taisyklės. Jos buvo patvirtintos finansų ministro įsakymo 1K443 2018 metų pabaigoje ir įsigaliojo nuo 2019 metų. Iki tol galiojo irgi pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos taisyklės, tiesiog jos buvo dar siauresnės, mažiau iškomentuotos. 2018 metais kartu su taisyklėmis buvo patvirtinti ir dar 3 labai svarbus dokumentai, svarbus pelno nesiekiančių organizacijų apskaitą vedant. Tai yra pelno nesiekiančių juridinių asmenų veiklos ataskaitos arba metinio pranešimo rengimo tvarkos aprašas, supaprastintos buhalterinės apskaitos tvarkos aprašas ir neatlygintinai gauto turto ir paslaugų nepiniginių aukų įvertinimo tvarkos aprašas. Iš tikrųjų, šiandieną beveik nekalbėsiu nieko apie neatlygintinai gauto turto apskaitą, bet jeigu jūs kartais turite tokių atvejų, tai pirmas dalykas, ką darote, atsiverčiate šitą aprašą ir pasiskaitote, kaip balanse, kaip savo finansinėje apskaitoje apskaityti neatlygintinai gautą turtą. Kad jį apskaityti reikia, tai taip reikia. Ir skaidrės, tarp kitko, irgi po šio susitikimo skaidrės jums išsiųsiu. Skaidrėse yra interaktyvios nuorodos, kaip ir šita, tai ir yra nuoroda į taisyklės, į pilną dokumentą, kuris yra nei didelis, nei mažas, turbūt arti 90 lapų dokumentas. Taisyklės ir aprašus kas taiko? Tai dabar taisyklės ir aprašus taiko pelno nesiekiančios organizacijos, privalomai taiko asociacijos, viešosios įstaigos, labdaros ir paramos fondai, daugiabučių sodininkų ir kitų namų valdų bendrijos. Ir taisyklių netaiko viešojo sektoriaus organizacijos, tie, kurie apskaitą veda pagal SAFASus, pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės apskaitos standartus, reiškia. Ir šis mano webinaras, jisai irgi yra neskirtas viešojo sektoriaus vienetam, tai yra tiem, kurie dirbate pagal SAFASus, tai šita medžiaga nėra jums. Dabar gali pasirinkti taikyti, bet gali ir netaikyti. Tai profesinės sąjungos, religinės bendruomenės jos tvarkosi iš vis pagal savo pačių gali tvarkytis kanonus ir nežiūrėti į apskaitos reglamentavimą, taisyklės būtent. Kitaip sakant, tie, kurie neteikia finansinių ataskaitų registrų centrui, o neteikia, tai va tos pačios religinės bendruomenės, profesinės sąjungos, politinės partijos, neteikia ir daugiabučių sodininkų ir kitų namų valdų bendrijos, tai yra ir garažų bendrijos, ar ne, ir visos tos bendrijos, jos taip pat neteikia finansinių ataskaitų registrų centrui, bet apskaitą tvarko pagal taisyklės. Tai vat, šitas vienetas toks pereinamasis yra, jisai vadovaujasi taisyklėm, apskaitą tvarko pagal taisyklės. Pastaruoju metu iš tiesų labai irgi DNSB apskaita tampa, kaip čia pasakyti, turi būti skaidri, tvarkinga ir tampa labai aktuali. Kodėl? Todėl, kad įsisavinamos lėšos, renovuojami daugiabučiai ir paskui tenka būti atskaitingiam už visai nemažas pinigų sumas. Taip, pradėsime nuo supaprastintos apskaitos, nes galbūt jūs tie, kurie čia klausotės, identifikuosite, kad jums užtenka turėti tą supaprastintą apskaitą, supaprastintą atskaitomybę ir tai reiškia, kad daugybės dalykų jums kaip ir net nereikia žiūrėti. Tai dabar apskritai, kuom skiriasi supaprastinta apskaita nuo dvejybinės apskaitos? Ar prisimenam? Tai dvejybinė apskaita, kai mes darome dvejybinį įrašą ir yra vedama didžioji knyga vadinama, ar ne, tai yra debitas ir kreditas, tai paprastai dvejybinio įrašo principų veikia visos buhalterinės apskaitos programos ir jeigu mes vedame apskaitą buhalterinės apskaitos programa, vadinasi, daugiau ar mažiau mes ir turime tą dvejybinę apskaitą.
Bet jeigu galime vesti supaprastintą apskaitą, tai reiškia, kad turime teisę sudaryti ir supaprastintas ataskaitas. Dabar kriterijai. Kas gali tą supaprastintą apskaitą daryti, tai yra tokios pelno nesiekiančios organizacijos, kurios neturi samdomų darbuotojų, ataskaitiniais ir praėjusiais finansiniais metais ir pajamos arba gautos finansavimo sumos per praėjusius ir užpraeitus finansinius metus neviršijo 30 tūkstančių eurų. Tai iš tikrųjų suma yra labai nedidelė, tas 30 tūkstančių eurų, nes jeigu vėlgi tie patys DNSB, daugiabučiai ar ne, vienas dalykas paprastai jie turi kokį nors darbuotoją, pirmininką arba ir pirmininką ir buhalterį. Ir jeigu įsisavina finansavimo lėšas renovacijai, tai irgi sumos ten paprastai būna didesnės negu 30 tūkstančių eurų. Taip, tai reiškia labai maži, bet pavyzdžiui, asociacijos visai neretai, kadangi asociacija irgi kaip vienetas gali neturėti samdomų darbuotojų, ar net ten dirba prezidentas, nariai kažkokiam tai funkcijom pasidalina, dažnai tą daro neatlygintinai ir tada tokia atveju, jeigu nėra samdomų darbuotojų, finansavimo sumos iki 30 tūkstančių eurų galima tvarkyti supaprastintą apskaitą. Ir tokiu atveju yra teikiama tik tai supaprastinta metinė ataskaita, tuo mes ją pasižiūrėsim. Na, o jeigu šie kriterijai yra viršijami, vadinasi, jau privalomas finansinių ataskaitų rinkinys, tai yra būklės ataskaita, tai yra veiklos rezultato ataskaita ir veiklos arba metinė ataskaita. Dabar dėl to, kas gali tvarkyti apskaitą, irgi buvo iš registracijų, mačiau vieną klausimą apie buhalterinę apskaitą, tai, žinot, dabar visi teisės aktai reglamentuoja kaip, kad teoriškai vadovas gali pats tvarkyti apskaitą, jeigu jisai turi tam reikiamas žinias ir kompetencijas ir turi reikiamus resursus, tai yra gal ir buhalterinę programą turi ir laiko turi turėti tą daryti, bet kokiu atveju aišku, kad atsakomybė už apskaitos organizavimą, kaip ir visuose juridiniuose vienetuose, taip ir čia tenka pačiam vadovui, o ar jisai nusprendžia tam samdyti buhalterį ar tvarkyti pats, tai čia jau jo yra atsakomybė. Kaip atrodo ta supaprastinta metinė ataskaita? Tai va dabar ir pasižiūrėkit, ar ne, įsivaizduokit, kad jūs esate vadovas, neturite buhalterinės apskaitos pagrindų žinių ir jums metų vedate paprastą įrašą, tai yra registruojate žurnalą, tam gauti pinigai, galbūt registruojate žurnalą įsipareigojimus vedate, ar ne, ar finansavimo sumas apskaitote atskiruose žurnaluose ir metų pabaigoje jums reikia sudaryti supaprastintą metinę ataskaitą. Ar jinai jums atrodo paprasta? Taip jau bendrai paėmus. Praėjęs ataskaitinis laikotarpis yra atvaizduojamas turtas, yra atvaizduojamas kapitalas, yra atvaizduojamas finansavimo sumos ir man tai visiškai neatrodo paprasta ir kad tokią ataskaitą sudaryti, tai man kaip buhalteriui būtų daug lengviau ją sudaryti, jeigu aš turėčiau susivedus buhalteriniai programai normaliai dvejybinio įrašo principų visą apskaitą, tai tada taip. Nes tada aš tiesiog ištraukiu likučius, toj pačioje ataskaitoje atkreipkite dėmesį, čia Excelinė jinai yra, ar ne, pajamos, tai yra veiklos rezultatai, irgi pajamos sąnaudos pasirodo ir apsiskaičiuoja ir veiklos rezultatas, ir pelno mokestis, jeigu toks atsirastų. Apie pelno mokestį šiek tiek vėliau kalbėsime. Klausia kažkas, ar narys gali tvarkyti apskaitą už atlygį, tai gali narys tvarkyti apskaitą už atlygį, jeigu jisai turi tam reikiamas kompetencijas, žinias ir laiko ir resursų, ar ne? Tai tikrai gali. Atsakomybė vis tiek yra vadovo. Prisiminkit šitą. Kad ir kas betvarkytų apskaitą, ar, kaip aš sakau, VBK, tai yra vienos bobos kontora, ar savininkas, ar kažkas, vis tiek atsakomybė yra vadovo. Dabar ta pati supaprastinta metinė ataskaita, jos tęsinys, toliau keliaujame, ar ne, yra paramos atskleidimai. Informacija apie gautą paramą, suteiktą labdarą paramą yra atskleidžiama toje pačioje ataskaitoje, jos tolesnėse eilutėse. Detaliai Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys yra atskleidžiami su kodais, su pavadinimais, su buveinėmis.
Ir dar, ką dažnai maišo praktikoje, tai kažkaip įsivaizduoja įmonės, kad jeigu jos jau mokesčių inspekcijai užpildė FR 0478 ataskaitą, kur yra paramos gavimo ir teikimo deklaracija, teikiama iki gegužės 15 dienos už praėjusius kalendorinius metus, tai jie kažkaip tada įsivaizduoja, kad to ir pakanka. Bet iš tiesų tai ne, nes pelno nesiekiančių organizacijų tiek supaprastintoje, tiek nesupaprastintoje apskaitoje yra detalizuojama parama ir netgi sakyčiau, kad tai praktiškai pradubliuojami duomenys yra ir vienoje, ir kitoje ataskaitoje. Tai va čia, kur buvo klausimas, atsimenat, pačioj pradžioj parama gauta prekėmis, ar ne? Parama gauta maisto prekėmis, tai va atitinkamai toksai vienetas ir deklaruotų gautą paramą, turtu pažymėtų, kad gavo tą paramą, ar ne? Tada jisai deklaruoja toliau gautos paramos panaudojimą. Ir taip pat ir jeigu suteikia pats paramą, tai vėlgi deklaruoja. Ir ten buvo klausime, kad gauta parama per ataskaitinį laikotarpį turtu, dar kartą pakartojama ta pati suma. Ir taip pat tas pats paklausėjas rašė, kad jisai tas prekes perdavė pats kaip paramą, tai vėlgi reiškia atskleidžiama, kad yra perdavimas per ataskaitinį laikotarpį suteiktos labdaros paramos dalykai, maisto prekės yra perduoti kažkam. Ar tai juridiniam asmenim, galbūt kažkokiem tai maisto bankui perdavėt, nežinau, globos namam ar ten vaikų mokyklai kažkokiai, tai ar ne? Ar tai fiziniam asmenim, kurie turi teisę gauti labdarą, ar ne, ten kažkokios socialiai remtinos grupės, savivaldybės paprastai turi tokių asmenų sąrašą registrų socialiai remtinų šeimų ir būna, kad organizacijos tiesiog, vat, pavyzdžiui, irgi pavyzdys buvo, kaip iš Barboros pirkdavo maisto krepšelius asociacija ir veždavo tuos maisto krepšelius, pristatydavo būtent pagal savivaldybės pateiktą sąrašą socialiai remtiniems asmenims. Taip, tai vėlgi FR 478-0478 deklaracija, jinai irgi yra kita deklaracija, duomenys ir ten yra pateikiami. Aš klausimus jūsų gal pasiliksiu pabaigai, žinokit, gerai, kad spėtumėm, tuo labiau, kad einant per medžiagą į dalį tų klausimų tikrai bus atsakyta. Tai matau, kad krenta klausimai, bet tiesiog laiko valdymo prasme nekreipiu juos dabar dėmesį. Dabar toliau ataskaita, supaprastinta ataskaita užsibaigia tokiu skyriumi veiklos informacija, veiklos tikslai, uždaviniai ir atlikti darbai. Tai iš esmės čia mes atsiverčiam savo įstatus ir parašom tai, kas juose ir yra parašyta. Ten vienyti narius, ten skleisti kažkokią kultūrinę veiklą, tai jūs čia ir rašote. Ir yra du punktai, tikslai ir uždaviniai atlikti darbai ir ateinančio ataskaitinio laikotarpio veiklos tikslai uždaviniai. Tai vėlgi čia arba pakartojam tą patį, arba dar šiek tiek išplečiam, arba jeigu kažkokius tai vykdom projektus, galime čia daugiau išsiplėsti. Dalyvių narių dalininkų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Dalyvius narius, ar jūsų narystė mokama, ar jūsų narystė yra nemokama, jūs tuos narių sąrašus turite savo turėti, vesti narių apskaitą, tam, kad galėtumėte tinkamai pateikti būtent registrų centrui finansinės ataskaitas su savo nariais. Ir vėlgi tie nariai yra svarbus, kai vyksta balsavimai, pavyzdžiui, asociacijose ar ne, kad kvorumas būtų, kad bet koks sprendimas, kuris yra priimtas, būtų priimtas pakankamų dalyvių skaičiumi dalyvaujant. Kita informacija, čia galima įrašyti, jeigu jūsų pelno nesiekianti organizacija dalyvauja projektuose, įsisavina lėšas, galbūt stato, gal vysto kažkokius tai projektus, tai čia gali būti paminėta būtent šitoj vietoje. Beje, kai pildysite narius, dalininkus, ar ne, tai nepamirškite, kad taip pat ir viešosios įstaigos turi registrų centre Jangis dalį, tai yra naudos gavėjų dalį. Ir galbūt jau žinote, galbūt pasikartosiu tiesiog kažkam, kad Jangis dalyje, pavyzdžiui, asociacijų
Tai yra naudos gavėjas laikomas pats prezidentas paskirtas vadovas, prezidentas, kaip jis ten besivadintų, ten visų narių jums pildyti tikrai nereikia, jeigu yra ten 30 ar 300 narių, bet naudos gavėjų yra laikomas pats vadovas. Dėl pasirašymo labai trumpai, tai pačiose formose parašo rekvizitas yra, bet registrų centre nuo šių metų jau nebebus reikalaujama, kad būtų būtinai dar pasirašytos tos finansinės ataskaitos, tai kitaip sakant, patsgi teikimas jisai vyksta per elektroninio parašo prisijungimą ir jau parašo rekvizito yra atsisakoma, nebeprivalomas būtent teikimo momentu. Dėl savanorių dirbto laiko ir įvertinimo piniginė išraiška, taip, jeigu jūsų organizacija samdo savanorius, tai yra naudojasi savanorių darbo laiku, tai tokį darbo laiko apskaitą jį reikėtų vesti. Ar ten reikėtų įvesti tabeliuose, tai tikrai nėra tokios prievolės, bet tiesiog jūs turite savanorių darbo laiką fiksuoti patogioj savo formoje, kad vėlgi reikalui esant, pildant metinės ataskaitas, galėtumėte užpildyti, kiek tų savanorių darbo laiko buvo panaudota. Paramos atskleidimas metinėje ataskaitoje, tai svarbu atsiminti tai, kad apie paramos teikėjus juridinius asmenys turi būti atskirai nurodytas kiekvienas paramą suteikęs juridinis asmuo, jos suteiktos paramos dalykas ir vertė. Jeigu parama neviršyje 2 vidutinių darbo užmokesčių mūsų šalies ir sudaro nedaugiau kaip 10% pelno nesiekiančios organizacijos per metus visos gautos paramos arba visų gautų finansavimo sumų, tai tokiu atveju paramą suteikusio juridinio asmens galima ir nedetalizuoti. Tai VDU šiais metais turime 2109 eurus be kelių centų ir tai gali būti taip, kad 2 VDU neviršijo, bet tai yra visa jūsų gauta parama arba tai viršijo 10% ir tada vėlgi detalizavimas reiškia yra privalomas. Pilnas finansinių ataskaitų rinkinys. Nepamirškim, kam apskritai tos finansinės ataskaitos yra sudarinėjamos, tai yra tam, kad teisingai ir tikrai parodytų turtą, nuosavą kapitalą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, kam parodytų išorės vartotojams, tai yra vėlgi tai yra finansinė ataskaita ir išorės vartotojams skirta, tai reiškia fondam įvairiem ar ne, finansavimuose, kur jūs prašote savivaldybėm, ten, kur jūs prašot pinigų, tai visiems tiem yra labai svarbios tos jūsų finansinės ataskaitos, kad jos teisingai atspindėtų įstaigos būklę. Ir taisyklėse yra pasakyta, dabar finansinės apskaitos reglamentavime verslo subjektų mes turime tokį pasikeitimą, kad nebeliko tokios savokos kaip apskaitos politika, jinai tapo nebeprivaloma, bet verslo subjektai dabar turi turėti tvarkas pasitvirtinę ir taisyklės. Tuo tarpu pelno nesiekiančių subjektų taisyklės apskaitos nebuvo pakoreguotos paraleliai ir juose yra likusi nuostata, kuri galiojo ir iki tol. Ir yra labai konkrečiai pasakyta, kad vadovas pasitvirtina apskaitos politiką ir savo poreikiams pritaikytą sąskaitų planą, atsižvelgdamas į taisyklių pirmame priede pateiktą pavyzdinį sąskaitų planą. Tai va čia yra atsakymas į klausimą, kur vienas buvo, ar privalo turėti tvarkas ir taisyklės, tai yra privalo turėti apskaitos politiką. Taip, turi būti patvirtinta, kaip yra vedama apskaita ir kas, kur, kaip prie ko yra apskaitoje rūšiuojama. Dabar, kaip atrodo finansinės būklės ataskaita, tai tikrai jinai yra labai panaši į balansą verslo subjektų, ar ne, turto pusė, netgi sakyčiau, skirtumų labai turime akylai pažiūrėti, kad rastume skirtumus. Skirtumas turbūt yra tame, kad nėra ateinančių laikotarpių sąnaudos, ne, toksai yra pas verslo subjektus dar tokia eilutė būsimų ateinančių laikotarpių, tai nėra šitų straipsnių. Na, o nuosavybės ir skolų dalyje tai yra
toksai straipsnis kaip neliečiamasis kapitalas. Tai va čia tik pas PMO gali būti ir apskritai šitas neliečiamasis kapitalas gali būti tik pas fondus. Mačiau, kad ten yra besidominčių fondų apskaita. Ir ne pas visus fondus, o tik pas neliečiamojo kapitalo fondus, kurių kol kas Lietuvoje turime labai nedaug, gal tik ant pirštų galima suskaičiuoti, ko gero, neliečiamojo kapitalo fondus. Ir dabar finansavimo sumos, šitas straipsnis yra panašus į verslo subjektų dotacijų ir subsidijų straipsnį. Savo prasme, savo esme jis yra analogiškas, sakykime. Taip, na, o šiaip visumoje būklės ataskaita ir balansas, tai tarp jų beveik galima dėti lygybės ženklą. Ne? Panašumų. Veiklos rezultatų ataskaita, tai verslo subjektuose mes ją vadintume pelno ataskaita, pelno nuostolio ataskaita, čia vadinasi veiklos rezultato ataskaita ir joje yra esminis turbūt skirtumas, tai yra eilutė finansavimo pajamos, visa kita būtų labai panašu į verslo subjektus. Tai dabar apie tas finansavimo pajamas šiek tiek plačiau. Tos apskritai, kaip čia pasakyti, pelno nesiekiančiose organizacijose tie veiklos rezultatai ir apskaita, jinai vedama truputėlį atvirkštiniu principu. Gaunasi, kad mes visų pirma apskaitome visas sąnaudas, o paskui tik tai prisipažįstame finansavimo pajamas, kurios yra skirtos toms sąnaudoms finansuoti. Tai pelno nesiekiančias organizacijas būtų galima suskirstyti tokius 3 tipus. Tai yra grinai pelno nesiekianti organizacija, kuri neturi jokių komercinių pajamų. Ir jinai tokiu būdu vėlgi vien tik tai gauna finansavimo pajamas savo įvairiausioms sąnaudoms finansuoti, ar ne, tai reiškia veda sąnaudų apskaitą, o finansavimo sumas prisipažįsta iš būklės ataskaitos pagal panaudojimą ir atsiranda finansavimo pajamos. Ir tokiu atveju mes rezultato ataskaitoje galutinėse eilutėse matome 0. Tai yra kiek patyrė sąnaudų, tiek panaudojo finansavimo pajamų, jeigu užteko, aišku, ir tokiu būdu rezultatas 0. Kitas atvejis gali būti, kada yra mišri veikla gaunasi, ar ne, yra ir komercinės veiklos pajamų, yra ir finansavimo pajamų. Tai va čia turbūt apskaita būtų sudėtingiausia ir jeigu šitą webinarą klauso vadovai pelno nesiekiančių organizacijų, tai žinokite, kad iš tiesų ir ta apskaitos politika tada be galo svarbi ir reikalinga yra, nes reikia apskaitoj labai aiškiai, labai griežtai atskirti komercinės veiklos pajamas ir su joms susijusių sąnaudų apskaitą bei finansavimo dalykus, tai yra finansavimo projektų apskaita, kad būtų labai aiški takoskyra ir labai aiškus priskirimai, ypač tokių dalykų, kurie tikrai bendrai yra daromi. Pavyzdžiui, apskaitos paslaugos yra vedama tiek komercinė veikla, tiek nekomercinė veikla yra apskaitoma, ar ne, ir kaip dabar priskirti, pagal kokias proporcijas priskirti. Tai vat būtent tai ir turi būti aprašyta apskaitos politikoje. Taip, tai finansavimo pajamų panaudojimas. Gali būti tas trečias tipas, tai būtų, kada jūsų pelno nesiekianti organizacija iš tikrųjų vykdo tik komercinę veiklą ir negauna jokių finansavimo sumų, nei paramos nerenka, nei iš kažkokių finansavimo iš projektų, iš savivaldybių ar iš kažkur kitur negauna ir elementariai jūs tiesiog užsiemate priekybą arba paslaugų teikimu. Tai tokiu atveju pas jūs bus tos vadinamos pardavimo pajamos ir prekių suteiktų paslaugų savikaina ir kitos pardavimo sąnaudos. Tai čia yra apie komercinę veiklą, bet 1.1 pardavimo pajamos čia yra komercinės veiklos eilutė ir šita eilutė sąnaudose irgi 2.1 yra komercinės veiklos sąnaudų eilutė. Jeigu komercinės veiklos nėra, vadinasi, jos yra tuščios. Taip, jau paminėjau, kad finansavimo panaudojimas kompensuoja sąnaudas tokiu atvirkštiniu principu.
Trumpai dar apie taisyklių nuostatas, nes irgi vat, susidurėm su kuo, kad sako, tai aš vedu pagal verslo apskaitos standartus, ką ten, nes ir sąskaitų planą čia dar reikia prisitaikyti, geriau aš vedu kaip pagal vasus. Tai iš tiesų taisyklėse yra pasakyta taip, kad pasirinkti finansinės apskaitos standartus, kitus kažkokius, galima tik tuo atveju, jeigu taisyklėse nėra reglamentuota kažkokie tai sandoriai, kažkokios tai ūkinės operacijos, jums nėra aišku iš taisyklių, kaip jums reikia vesti tą savo apskaitą, trūksta, tada jūs einate į kitą teisės aktą, pavyzdžiui, į verslo apskaitos standartus ir registruojate tas ūkinės operacijas pagal tai, kaip tenai nurodyta. Ir netgi jeigu jūs vedate apskaitą pagal verslo apskaitos standartus, tai finansinės ataskaitas vis tiek turėsite sudaryti būtent pelno nesiekiančių organizacijų nustatytose formose, tai vėlgi gali atsirasti tokių vietų, kur bus neaišku, kaip reikia teisingai sudaryti finansinės ataskaitas, jeigu vedate apskaitą pagal vasus. Dar apibendrinant bendrųjų nuostatų taisyklių santrauką, galima būtų pasakyti taip, kad taisyklės iš tikrųjų gan išsamei yra nustatytas visas reglamentavimas, savokos principai, visos taisyklės, tarp kitko yra privaloma inventorizacija vėlgi pagal pelno nesiekiančių organizacijų taisyklės, kai verslo subjektuose mes jau turime pasirinkimą. Mes galime nedaryti kiekvienais metais inventorizacijos, nes sprendžia vadovas, sprendžia įmonė pati versle, o pelno nesiekiančios yra pasakyta, kad privaloma inventorizacija. Tai kai mes kalbam apie inventorizaciją, tai prisiminkim, kad tai ne vien tik turto inventorizacija, ilgalaikio ar trumpalaikio, bet tai taip pat ir skolų inventorizacija ir finansavimo sumų inventorizacija. Ir jinai yra svarbus momentas. Ataskaitų pavadinimus galima keisti, jeigu jie yra kitokie, būtent pelno nesiekiančio juridinio vieneto veiklą reglamentuojančiose teisės aktuose. Tai yra asociacijų įstatyme gali vadintis veiklos ataskaita, o kokio nors DNSB įstatyme gali vadintis metinis pranešimas. Bet visumoje ataskaita tai yra ta pati. Taisyklės yra pateiktos rekomendacinio pobūdžio aiškinamojo rašto lentelės. Jos yra iš esmės susijusios su paramos atskleidimu daugiausiai, būtent apie paramos atskleidimą eina kalba, ir pateiktas pavyzdinis sąskaitų planas. Labai rekomenduoju to pavyzdinio sąskaitų plano laikytis. Kodėl? Todėl, kad paskui iš jo jums bus žymiai lengviau užpildyti, kad ir pelno mokesčio deklaraciją. Prie jos irgi prieisime. Aiškinamojo rašto struktūra, kaip ir verslo įmonėse, bus bendroji dalis, taikoma arba netaikoma apskaitos politika, aiškinamojo rašto pastabos. Ir pasakyta taisyklėse, kad jeigu apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos tik taisyklių nuostatomis, tai yra mes nelindom į verslo apskaitos standartus ir iš jų nieko nesiskolinom, tai nieko čia daug aprašinėti ir nereikia, užtenka aiškinamajame rašte parašyti, kad apskaita yra tvarkoma vadovaujantis pelno nesiekiančių organizacijų apskaitos taisyklėmis. Privalomai bendrojo dalyje yra pateikti duomenys apie subjektą, trumpo veiklos apibūdinimą. Paprastai šitoje vietoje aš rekomenduoju įsirašyti VRK kodus. Ir turbūt žinote kodėl ar ne, todėl kad dabar kažkoks tai vyksta netvarka tarp statistikos departamento, valstybinės mokesčių inspekcijos ir registrų centro, nes gali būti taip, kad yra viena įstaiga ir pas visas kontroliuojančias institucijas nesutampa VRK kodai. Tai įsirašykite VRK kodą tokį kaip savo, kad pildydami registrų centre ataskaitas jo vadovautumėtės ir susitvarkykite tuos VRK kodus pagal faktiškai vykdomą veiklą ir statistikos departamente ir valstybinė mokesčių inspekcija. Kas privalomai, čia dabar atkreipiu dėmesį, privalomai aiškinamajame rašte pateikiama informacija apie dalyvavimą projektuose, išvardinami tie projektai, vidutinis metinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį ir praėjusio ataskaitinį laikotarpį, veiklos laikotarpis, jeigu yra ribotas, jeigu jūsų pelno nesiekianti organizacija įsteigta galbūt kažkokį tik tai projektą įvykdyti ar ne, tai atskleidžiame laikotarpį, informacija apie vyriausiąjį buhalterį arba apskaitos paslaugas teikusią įmonę, arba savarankiškai teikiantį asmenį, va čia kur buvo klausimas, ar gali narys teikti, ir laikotarpis, už kurį vyriausiasis buhalteris tvarko arba tvarkia apskaitą. Irgi labai gerai yra šitą dalyką atskleisti, ypač jeigu keitėsi buhalteriai, tai netgi rašyti,
kas nuo kada iki kada buvo už ką atsakingas. Papildoma reikšminga informacija nenurodyta finansinėse ataskaitose ir teisinis statusas, jeigu pelno nesiekianti organizacija jau yra likviduojama, reorganizuojama arba bankrutavus. Taip, apskaitos politika. Tai jau minėjau, kad nebūtina aprašinėti visų apskaitos politikos dalykų. Aišku, reikėtų paminėti atsargų įkainojimo būdus, ilgalaikio turto nusidėvėjimo metodus, bet nebūtina visos politikos kartoti aiškinamajame rašte. Taip pat atskleidimai apie klaidas, apie taisimus ir šitam webinare apie klaidas ir taisimus irgi dėl trukmės nekalbėsime. Tai ten, ką aš išvardinau, tai buvo apie tai, ką privaloma pateikti. O dabar, ko neprivaloma pateikti, irgi paminėsiu. Prisiminkime, kad pastabos aiškinamajame rašte, pastabų tikslas yra paaiškinti ir pakomentuoti ataskaitų straipsnius, kur gali būti svarbu vartotojams priimant sprendimus. Tai vat labai svarbu ir taisyklės reikalauja iškomentuoti, išaiškinti finansavimo sumas, o į šitą straipsnį, kaip žinia, įeis kas? Įeis ir visi narystės mokesčiai, jeigu tokius renkate, paramos gavimai, biudžeto arba fondų finansavimo sumos ir jų judėjimai, jų gavimas, jų panaudojimas, jų likutis. Ir taip pat finansavimo sumų pajamų eilutė, tai irgi jinai yra apie finansavimo panaudojimą atskleidimas. Nepamirškite sunumeruoti pastabų. Apie paramą dar. Tai gauta parama, kai jinai yra gauta ne pinigais, o paslaugomis, pavyzdžiui, nes buvo toks klausimas, kažkas, kas registravote, klausėte, kaip įvertinti. Tai įvertinama pagal tai, kas nurodyta dokumente, bet būna taip, kad nenurodyta. Tada, jeigu turime galimybę nustatyti pagal rinkos kainą, nustatome pagal rinkos kainą. Tačiau gali būti ir taip, kad nėra lengva nustatyti tos paslaugos rinkos kainos, ar ne? Tai tokiu atveju yra tas neatlygintinai gauto turto aprašas ir ten yra nuostata, kad jeigu nežinome, kaip įvertinti, nu tai už 1 eurą. Bet visumoje tai pagal rinkos kainą turėtų būti. Savanorių darbas vertinamas verte, atitinkamai pasižiūrime tokios pačios kvalifikacijos specialistų valandinį įkainį vėlgi rinkoje, nu, pavyzdžiui, psichologai dirba arba teisininkai dirba savanoriai, savanoriauja, ar ne, tai valandiniai įkainiai yra tikrai aukšti. Jeigu nėra galimybės objektyviai nustatyti valandinio įkainio, tai savanorių darbą galima tiesiog fiksuoti valandomis, nevertinant piniginę išraišką. Tai čia irgi buvo atsakymas apie tas savanorystės valandas. Finansavimo atskleidimas labai detaliai reikia atskleisti, nu kaip detaliai, realiai reikia atskleisti gautus ir panaudotus nario mokesčius, politinių partijų gautą panaudotą tikslinį finansavimą pagal kiekvieną finansavimo šaltinį, kaupiamosios lėšos, kiti tiksliniai įnašai, čia DNSB, pasirinkta forma ir detalumu. Ir atskleidimus darant reikia atsižvelgti į informacijos vartotojų poreikius, duomenų reikšmingumą, priimant sprendimus. Finansavimo atskleidimas irgi viena iš pavyzdinių lentelių, tikslinio finansavimo atskleidimas, tai yra, žiūrėkite, ar ne, turime valstybės biudžeto, savivaldybės biudžetų finansavimai, kiti šaltiniai, tai, pavyzdžiui, narių mokesčiai bus kituose šaltiniuose. Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje, gauta, panaudota, gautinų sumų pasikeitimas, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Yra svarbu skirstyti ir apskaitoj netgi pasidarant sąskaitų planą, arba naudojant kitus buhalterinio apskaitos programų požymius, visai rekomenduočiau užsidėti požymį, ar tai yra iš valstybės biudžeto, ar tai yra iš savivaldybių biudžeto, ar iš kitų šaltinių, vien dėl to, kad jūs galėtumėt lengvai šitą lentelę užpildyti.
Ir kas turit reikalų su savivaldybėmis, tai savivaldybės iš tiesų jos iš vis šiemet, 25 metų sausį, buvo labai sausio mėnesį jau puolė reikalauti ataskaitų, didžiosios knygos ir vat būtent šito išskirstimo, kiek čia įstaiga gyvena iš valstybės biudžetų, kiek čia gyvena iš savivaldybės biudžeto. Tai irgi jeigu jūs apskaitoje nepasidarėte šitų dalykų iš karto, nepagalvojate į priekį, kad jų reikės, tai paskui gali jums užtrukti laiko sėdėti ir rūšiuoti tą finansavimą, kas čia iš kur, iš ko buvo. Lentelės yra pavyzdinės, galima keisti, bet visumoje šitos informacijos atskleidimas jisai turi būti pakankamai detalus. Taigi iškinamasis raštas. Yra nustatyti 4 priedai taisyklėse, tai yra gauta parama, gautos paramos pasikeitimas, suteikta labdara ir parama ir tikslinio finansavimo sumų pasikeitimas. Tai labai rekomenduoju irgi neišradinėti dviračio, o naudotis tas nustatytus priedus, tas lenteles ir būtent per tas lenteles ir daryti atskleidimus finansavimo sumų. Iš esmės čia finansavimo sumų atskleidimai vyksta. Ir neprivaloma iškinamajame rašte atskleisti, bet tikrai labai rekomenduojama, bet neprivaloma. Tai reiškia, kur yra žodis neprivaloma, tai ten galime sutaupyti savo laiko ir nedaryti atskleidimų, kurie nėra privalomi, ar ne, bet kartais mes juos darome iš įpročio arba jeigu mes esame verslo įmonių buhalteriai, tai mes esame pripratę vėlgi pagal 6 verslo apskaitos standartą ruošti aiškinamąjį raštą ir detalizuoti viską, kaip ten nurodyta. Tai vat, žinokit, kad skiriasi iš tikrųjų tie reikalavimai. Tai pavyzdžiui, neprivaloma nieko atskleidinėti apie tą ilgalaikį turtą, pavyzdžiui, įkeistą, nudėvėtą, išsinuomotą turtą. Jūs visą šito galite nedėti į pelno nesiekiančios organizacijos aiškinamąjį raštą. Neprivaloma atskleisti detalizacijų apie pajamas į sąnaudas susijusius asmenis, vadovui ir kitiem valdymo organam išmokėtas lėšas, nebent pas jūs yra, gali būti, žinot, kur reikalavimas, pavyzdžiui, asociacijų įstatymė arba viešųjų įstaigų įstatymė, jeigu būtų ten labai konkrečiai nurodyta, kad reikia kažką atskleisti, tai tada. Bet, kiek aš atsimenu, tai atskleidimai vyksta ne per aiškinamąjį raštą, tada, o per veiklos ataskaitą. Prie jos tuoj prieisim, o veiklos ataskaitos forma nuo šių metų irgi yra patvirtinta, labai konkreti ir nebeliko ten jokių improvizacijų. Taigi, nereikia atskleisti, neprivaloma, rekomenduojama, bet neprivaloma atskleisti dalyviams ir susijusiam juridiniam asmenim išmokėtų sumų, reikšmingi sandoriai su dalyviais. Tai jeigu atskleisite, tai gerai, bet jeigu klausite, ar privaloma, tai neprivaloma. Tai mano tokia trumpa žinutė, taupykite savo laiką. Ir tas, kas neprivaloma atskleisti, gal ir nereikia persistengti. Kada privalomas auditas, tai nuo 24 metų Liepos yra priimtas pakeitimas ir pelno nesiekiančiom organizacijom taip pat gali atsirasti audito prievolė, tai kada gautas finansavimas iš valstybės ar savivaldybės biudžetų arba gauta panaudota parama per ataskaitinius finansinius metus viršė 500 000 eurų, arba yra tie kiti kriterijai, kurie galioja ir visoms verslo įmonėm. Tai yra grynosios pardavimo pajamos 4,5 milijono, balansas 2,5 milijono, vidutinis metinis rašinis darbuotojų skaičius 50. Tai gali būti arba tas dalykas. Visai neretai pelno nesiekiančios organizacijos audituojasi savanoriškai arba ne visai savanoriškai, bet, pavyzdžiui, tai būna įrašyta projektuose įsisavinamuose lėšose, kad irgi dar auditą pasidaryti. Tai irgi, jeigu turit reikalų su projektais, arba jūs kreipiasi dėl apskaitos paslaugų kažkokia tai pelno nesiekianti organizacija, tai žinokit, kad gali nutikti taip, kad ir auditas ten atsiras, nors jinai bus ir visiškai nedidelė. Veiklos ataskaita, tai, kaip minėjau, gera žinia, kad jau už 24 metus pildome nustatytos formos veiklos ataskaitą, čia medžiagoje įdėjau VŠI formą, labai konkreti veiklos tikslai, uždaviniai, atlikti darbai siekiant veiklos tikslų, rezultatai pasiekti, tada planuojama veikla, tikslai, uždaviniai ir vėlgi kokie planuojami atlikti darbai.
dalininkai ir jeigu turite dalininkus fizinius asmenys, tai žinoma, kad vardų, pavardžių ir jokių asmens duomenų atskleidinėti nereikia. Tiesiog yra įrašoma, kad, pavyzdžiui, yra 3 fiziniai asmenys ir bendra dalininkų įnašų suma ten, nežinau, 1 000 eurų ar tų eurų kažkiek, kiek pas jūs yra. Įnašo vertė finansinių metų pabaigoje, įnašo vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje. Jeigu tie jūsų dalininkai būtų įmonės, tai tada reikėtų atskleidinėti pavadinimą, teisinę formą ir kodą. Ir prisiminkite irgi, kad turi sutapti irgi su to, kas nurodyta registrų centre Jadis Jangis informacijoje. Asociacijos veiklos ataskaita labai panaši, kaip ir viešosios įstaigos, tai prie jos daugiau ir nesustojo. Čia galbūt tik tai skiriasi atskleidimas apie narius. Jeigu asociacija turi narius, kurie yra juridiniai vienetai, tai yra pateikiamas sąrašas narių juridinių vienetų. Ir vat, konkrečiai nustatyta forma, tai ir pavadinimas, ir juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens kodas, valstybė, kuri registruotas juridinis asmuo. Viskas, daugiau jokių ten kažkokių tai rašinėlių, rašyti, nuotraukų kelti. Ir žinot, kodėl suvienodino veiklos ataskaitų formas? Todėl, kad nemažai pelno nesiekiančių organizacijų veiklos ataskaitas darydavo tokias labai didelės apimties vizualinė prasme, sudėdavo nuotraukas iš projektų, aprašymus. Ir tai, aišku, vizualiai smagu būdavo jas žiūrėti ir skaityti, bet kartais pamirždavo įrašyti elementarius dalykus, kurie yra nurodyti įstatymę, pavyzdžiui, narių sąrašo neįdėdavo, ar ne, kad paveikslėlių daug, viskas gražu, bet narių sąrašas neįdėtas arba dalininkai neatskleisti. Tai todėl, matyt, registrų centras kaip kontroliuojant instituciją pagaliau galvoja, ne, tegul jie tos paveiksliukus daro savo, skelbia savo interneto svetainės, jeigu nori, o mums į registrų centrą nereikia tos vizualikos, mums užtenka, jeigu bus tokia nustatytos formos ataskaitėlė. Prisiminkime dabar, kad registrų centrui privaloma teikti finansinės ataskaitas, neteikia DNSB, kaip minėjau, nereikia jums teikti. Ir, žinoma, galima užsitraukti tiek baudą, galima už nepateikimą, galima užsitraukti paramos gavėjo statuso panaikinimą. Yra tekę matyti atveju, kada ateina ten 2-3 metus neteikiančios ataskaitų įstaigos ir sako, mums panaikino paramos gavėjo statusą. Tvarkykimės. Tai, žinot, kai pasiteikėt, paskui tą paramos gavėjo statusą jūs vėl gaunate. Tik tais tiek, kad gaunasi kažkoks tai pabuvimas kažkiek tai laiko be paramos gavėjo statuso. Kas gali būti blogai, kame gali būti rizika, kad panaikinus paramos gavėjo statusą, nepanaudotos paramos likutis yra pripažįstamas apmokestinamosiomis pajamomis ir nuo jo gali tekti susimokėti pelno mokestį. Tai va tokia yra rizika. Dar pasidalinsiu irgi vienu atveju iš gyvenimo, kada vėlavo viešoji įstaiga pateikti finansinės ataskaitas registrų centrui. Ir ką reiškia vėlavo? Šiaip turėjo būti pateiktos iki gegužės 1 dienos, ar ne jau registrų centro deadline'as. Finansinės ataskaitos buvo ir parengtos, ir paruoštos, ir pasirašytos, paruoštos teikimui, bet kažkoks tai buvo ten techninis dalykas, išvažiavo kažkas atostogų, vadovė nepateikė, neįkėlė į registrų centrą, įkėlė birželio pabaigoje. Tai dėl šitos priežasties, kai įstaiga kreipėsi projekto finansavimo, ten vieno iš savo vykdomų programų, negavo vienos programos finansavimo ir kaip priežastis buvo nurodyta, kad buvo pavėluotas finansinio ataskaitų pateikimas į registrų centrą. Tai buvo toks visiems šokas, nes iki tol tikrai nebuvo tekę matyti, kad taikytų tokias griežtas sankcijas, neskirtų finansavimo, netgi kai pažeidimo tuo metu jokio nėra, bet nustatė, kad buvo pažeidimas, buvo vėlavimas ir neskyrė finansavimo. Tai finansiškai galima irgi nukentėti, čia jau pagal organizacijos ar ne ypatumus. Taip, keliaujame prie mokesčių skirtumų. Matau, kad laikas tiksi ir dar daug ko nepaminėjom. Tai skubam toliau. Dabar buvo klausimas apie pirkimo PVM iš ES. Tai pelno nesiekiančios organizacijos, tos, kurios nėra PVM mokėtojai, o jų turbūt dauguma nėra PVM mokėtojai, jos iš tiesų turi žiūrėti, kaip tie dokumentai iš užsienio įmonių yra gaunami.
Ir jeigu šiaip užsienio tiekėjai turėtų jums išrašyti su PVM sąskaitas, jeigu jums išrašo su PVM, tai jums atvirkštinį PVM skaičiuoti prievolės neatsiranda. Bet jeigu nutiktų taip, kad, pavyzdžiui, Meta ar Google Adsai ar kažkokia kita užsienio tiekėjas išrašytų su nuliniu PVM, tada taip, tada prievolė skaičiuoti PVM persimeta jums, kaip ir bet kuriam kitam juridiniam vienetui, ir reikia tada pildyti FR608, susimokėti į biudžetą, priskaičiuoti tą lietuvišką PVM. Tenka matyti, kad taip nutinka ir kad nepastebi, sakykime, ar ne? Dabar mokesčių skirtumai. Mokesčių skirtumai irgi yra pridėtinės vertės mokesčio įstatymas. Pelno nesiekiantys subjektai, jie turi savo straipsnius. Tai maždaug nuo 20 iki 26 straipsnio yra atskiras paslaugų rūšis ir netgi pačios formuluotės ir skamba, kad tai yra apie pelno nesiekiančias organizacijas. Taip, jūs turite savo straipsnius ir jūs pagal veiklą turėtumėte žinoti, po kuriuo straipsniu jūs gyvenate. Tuo apie tai kalbėsim. Nekilnojamo turto mokesčio įstatymas, taip, nekilnojamo turto mokestis irgi išskiria lengvatas, išskiria atskirius straipsnius, būtent pelno nesiekiančiom organizacijom. Tarša iš mobilių. Tarša iš mobilių, galiu pasakyti džiugę žinę, kad pelno nesiekiančios organizacijos, tos, kur tikrai komerciniai veiklai nenaudoja automobilių, jos nemoka ir taršos mokesčio nuo sunaudoto kuro. Tai reiškia, netgi nereikia pildyti taršos iš mobilių šaltinių deklaracijos. Pelno mokesčio įstatymas. Esminiai skirtumai yra galbūt netgi formuluotėse. Verslo subjektai turi neleidžiamus atskaitimus pelno mokesčio tikslais ir jūsų dalies, kurie registravotės, klausimai buvo apie tai. O pelno nesiekiantys subjektai, jie turi leidžiamus atskaitimus, kurie yra priskiriami komerciniai veiklai. Ir netgi PLN forma, kuri yra PLN 204N, jinai skirtinga yra tuo, kad, pavyzdžiui, pas verslo subjektus mes turime priedą, kuris taip ir vadinasi - neleidžiami atskaitimai. Pas pelno nesiekiančius subjektus mes turime priedą, kuris vadinasi leidžiami atskaitimai. Tai kitaip sakant, viskas, kas būtų neleidžiami atskaitimai, nepakliūna į šitą priedą. Ir jeigu pelno nesiekiantis subjektas būtų tas, kaip minėjau, toks grynas pelno nesiekiantis subjektas, neturintis visiškai jokios komercinės veiklos, o gyvenantis vien tik tais iš projektų, iš finansavimo pinigų, tai jo pelno mokesčio deklaracija būtų nulinė, net jeigu jisai pirko kavą ten kokią, ar kaip mes esame įpratę sakyti, ten reprezentacija ar kažkas tai buvo. Nes jeigu nevykdė komercinės veiklos, tai tikėtina, kad sąnaudos, bet kokios sąnaudos, kurias jisai patyrė, jisai jas pasidengė iš arba finansavimo projektų, arba iš narių įmokų, o iš narių įmokų nariai galėjo nuspręsti, kad jie savo narių susirinkimam kavą perkasi, ar ne, ir viskas yra tvarkoje, ta kava nebus neleidžiami atskaitimai. Komercinė veikla neįvyko dėl to. Tai čia yra labai svarbus skirtumas ir verslo buhalteriam iš tikrųjų yra sunku persiorientuoti, persijungti į tą pelno nesiekiančių organizacijų apskaitą. Dar svarbu atitikimas PNO kriterijams, tai čia irgi yra apie tai, kad ar vykdo ar nevykdo tą komercinę veiklą ir kokia apimtimi vykdo komercinę veiklą. Jeigu, žinot, 90% vykdoma komercinė veikla ir tik 10% ten suvaikšto kažkoks finansavimas arba dar mažiau, nu, tai galima sakyti, kad netitinka kriterijų. Bet net jeigu ir netitinka, forma vis tiek pildo PLN 204, tai yra būtent kuri yra tų pelno nesiekiančių organizacijų forma. Dar vienas labai svarbus skirtumas, tai yra savanorių darbas, ko negali būti verslo subjektuose, negalima samdyti savanorių, kad ir kaip UABas ar mažoji bendrija to norėtų, nes UAB arba mažoji bendrija savanorių darbas tai būtų lygų nelegalus darbas. Ar ne? Paramos gavimas, tai irgi tas toks neapmokestinamos tos paramos gavimas irgi gali būti tik tai pelno nesiekiančiuose subjektuose, tik užregistravus paramos gavėjo statusą. Dabar, jeigu norime gauti 1,2% gyventojų pajamų mokesčio paramą, ar ne, tai dar NVO statusą turim užregistruoti registrų centre. Taip, tai prisiminkime apie tą viešą interesą. Pagrindinė veikla yra tenkinti viešą interesą.
Galima vykdyti komercinę veiklą, bet visumoje tikslas yra tenkinti viešą interesą. Tos viešo intereso sąrašas jisai yra didelis, platus ir yra atnaujinamas, ten atsiranda ir naujų veiklų. Tai irgi pasiskaitykite apie tai, kas čia galėtų įeiti. Tokie dažniausiai sutinkami tai švietimas, sportas, sveikatos priežiūra ir tokie dažniausiai sutinkami atvejai, ar ne, bet čia lygiai taip pat gali būti ir žmogaus teisų, tarptautinis bendradarbiavimas, kažkokie tai aplinkosaugos dalykai, autorių teisų, vat, kaip matome, ar ne, veiklos nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse. Tai dabar kalbėsim apie pelno mokesčio lengvatą, kad jinai galiotų, tai turi atitikti tuos vadinamus pelno nesiekiančios organizacijos kriterijus. Dabar nuo verslo subjektų esminis skirtumas ir yra tik tai šita lengvata, nu pati forma deklaracijos, bet yra ir šita lengvata, ar ne, kurią gali arba negali taikyti. Tai 46 straipsnio trečia dalis, ar kaip čia pasakyti, leidžia mažinti apmokestinamąjį pelną lėšomis skiriamomis viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti einamaisiais metais ir 2 metus po jų. Tai dabar pasakysiu pavyzdį irgi iš gyvenimo, kaip pavyzdžiui, pelno nesiekianti organizacija, kuri praktiškai nevykdo jokios komercinės veiklos, gavo atsitiktinį užsakymą ir padarė rinkos tyrimą, ten padarė, reiškia, kadangi specialistai dirba, išrašė 2000 eurų pajamų, sąnaudų kaip ir nėra, nes atliko savanoris, bet jeigu tai būtų samdomas darbuotojas atlikęs, tai būtų galima kaip sąnaudas pritraukti būtent tas darbo valandas, kurios buvo skirtos paslaugai atlikti. Tai vadinasi, uždirbo 2000 eurų pelno, jeigu taip jau labai sakant, ar ne, pelno nesiekiančių organizacijų kalba. Ir tuos 2000 eurų pelno panaudojo iš karto tais pačiais einamaisiais metais savo įstatuose numatytom visom veiklom finansuoti. Tai įstatuose numatytom veiklom, tai reiškia pačios organizacijos visai veiklai, visam gyvenimui. Tai reiškia tais pačiais metais panaudojo, pildant pelno mokesčio deklaraciją, taip ir pildom tada, kad panaudojo einamaisiais metais. Jeigu einamaisiais metais nebūtų panaudojusi, tai būtų galima dar panaudoti 2 metus po tų einamųjų metų. Tai iš viso 3 metai su einamaisiais gaunasi. Pelno mokesčio deklaraciją pildant ir bus pildomi tik tai tie 2000 eurų, neatsiranda visi kiti dalykai. Kitaip sakant, paramų kažkokie gavimai nėra pildomi į pelno mokesčio deklaraciją. Čia gausite medžiagą, vėlgi yra aktyvi nuoroda VMI tinklapio PLN 204N pildymo klausimai tokie aktyvūs. Dabar, jeigu dėl tarifo, dėl pelno mokesčio tarifo taikyti 5 ar 15, tai į 300 000 ribą įeina visos, taip pat ir priskiriamos pagal pelno mokesčio įstatymo 12 straipsniui pajamos, neapmokestinamosios pajamos, tai yra ir sveikatos priežiūros įstaigų pajamos, draudimų ten įvairiausios išmokos ir panašiai. Dėl tarifo nustatymo čia eina kalba. Dėl leidžiami atskaitimai. Va taip atrodo fragmentas iš pelno mokesčio deklaracijos pelno nesiekiančių organizacijų, taip ir vadinasi, sąnaudų sumos laikomos leidžiamais atskaitimais. Jeigu susirastumėte šitą formą ir pabandytumėte ją pildyti, tai pamatytumėte, kad čia yra prekių ir paslaugų savikaina, darbuotojų darbo užmokestis, ten ilgalaikio turto koks nors nusidėvėjimas, reklamos sąnaudos ir panašus dalykai. Ir atsimenat, kaip sakiau, kad būtinai rekomenduoju naudotis pavyzdiniu sąskaitų planu, kuris yra pelno nesiekiančių organizacijų, nes jeigu jūs juo naudositės, tai jums bus žymiai lengviau užpildyti vat šitą priedą, kadangi jisai atitinka, tas rūšiavimas sąnaudų atitinka būtent pelno mokesčio deklaracijos N formos L priedo pildymo laukelių pavadinimus. Ir dabar kas gaunasi su tais neleidžiamais atskaitimais, tai neleidžiami atskaitimai čia nepakliūna į šitą priedą, kaip nepakliūna ir į pačią deklaraciją, pavyzdžiui, paramos gavimas ir paramos panaudojimas.
Kitaip sakant, pelno nesiekiančios organizacijos mokestinė apskaita ir finansinė apskaita iš tiesų skiriasi. Ir nebus taip kaip verslo įmonėse, kad mes įmame tą pelno mokesčio deklaracijoje, pelno nuostolio ataskaitoje pelnas prieš apmokestinimą, ar ne, ir nuo jo jau ten skaičiuojame pelno mokestį. Pelno nesiekiančios organizacijos neatitiks, jeigu, pavyzdžiui, turi paramą, gavo paramos ir iš paramos pasifinansavo savo veiklos sąnaudas. Arba jeigu iš pasinaudojo paramą ar ne, uždengia visas sąnaudas, rezultatą turi nulį, bet galbūt galėjo būti jisai teigiamas arba neigiamas pelno mokestį pildant. Taip, mokesčiai dar toliau. PVM. Tai tie 20-26 straipsnis labai trumpai prabėgant - sveikatos priežiūra, socialinės paslaugos, švietimas, kultūra ir sportas. Yra atskiras straipsnis, kuris taip ir vadinasi pelno nesiekiančių juridinių asmenų veikla. Tai vėlgi pasižiūrėkite, kas toliau radijas televizija, paštas ir aišku, ten į tuos straipsnius įeina ir su kitom verslo organizacijom susiję dalykai. Tai čia aš išskyriau labiau, kas su PMO. Nekilnojamo turto mokestis neapmokestinama ir nedeklaruojama daugeliu atveju yra valdomas turimas nekilnojamasis turtas pagal nekilnojamo turto mokesčio įstatymą. Bet kas yra labai svarbu ir kas yra pasakyta, kad naudojamas tik nekomerciniai veiklai. Reiškia, jeigu jūs matote, kad pakliūnate į šitas lengvatas, pavyzdžiui, labdaros paramos fondas, naudojamas, jūsų valdomas turtas turi būti naudojamas tik nekomerciniai veiklai, nekilnojamasis. Jeigu jūs ten pradėjote vykdyti kažkokią komercinę veiklą, nežinau, išnuomavot kelis kvadratinius metrus kažkam tai ofisui, jau pas jūs atsirado komercinė veikla, tai vadinasi, jūs tą nekilnojamąjį turtą jau skaidote atitinkamai proporcingai, kiek komerciniai veiklai, kiek nekomerciniai veiklai naudojate. Tai va, labai svarbus šitas momentas. Lygiai taip pat su daugiabučių savininkų namų bendrijos valdomu turtu. Jeigu jūs išnuomavote garažo sienas reklamą uždirbate ar ne, reklamos paslaugas kažkam tai suteikėte, tai reiškia jau dalis jūsų valdomo turto yra naudojama komerciniai veiklai. Tai atsiranda skaidimas tokiu atveju turto ir lengvata negali 100% būti panaudojama. Taip. Savanoriška veikla, dar apie tą savanorišką veiklą nuo šių metų yra savanorystės įstatymas, vėlgi tie, kas čia ruošiate samdyti savanorių, tai ir vadinasi teisės aktas, kurį jūs turite išsinagrinėti prieš samdant savanorius, tai yra savanorystės įstatymas. Jame yra aprašytos savokos ir sąlygos, kaip ir kada su tais savanoriais reikia sudaryti rašytinės sutartis arba žodinės sutartis. Savanoriai gali būti vyresni kaip 14 metų fiziniai asmenys, mano vaikas labai laukia, kada galės būti savanorių. Ir nuo šių metų atsirado nauja sąvoka, tokia kaip ilgalaikė savanoriška veikla, tai irgi yra apibriešta, kad tai yra jau netrumpesnis kaip 60 dienų laikotarpis. Dėl ko atsirado šitie pakeitimai? Dėl to, kad nuo šių metų savanoriams galima mokėti dienpinigius, jeigu su jais yra sudaroma savanoriškos veiklos ilgalaikė sutartis arba savanoriškos tarnybos sutartis, kurioje yra ne mažiau kaip 100 valandų numatyta per visą savanoriškos tarnybos laiką. Ir jeigu jau mokame dienpinigius, esminis šių metų pakeitimas yra, kad su savanoriais ir anksčiau buvo galima kaip yra savanoris, jam už darbą nėra atlyginama, bet jeigu jis patiria kažkokias išlaidas, tai pavyzdžiui, kuro išlaidas, kelioniai į renginį, nežinau, už renginio parkingą dar susimoka, dar kažką, galima jam kompensuoti būdavo tokias išlaidas, galima būdavo kompensuoti netgi maitinimą savanorių tų renginių visokiausių metų. Tai dabar yra pasirinkimas arba dienpinigiai, jeigu atitinka kriterijus, arba išlaidų kompensavimas, taip kaip ir būdavo anksčiau. Dar pasakyta, kad savanoriška veikla turi trukti ilgiau negu 4 valandas per dieną, vėlgi, kad būtų galima mokėti dienpinigius. Tai čia dabar išgirdote tokiom
kaip čia pasakyti, prabėgom, turbūt galima taip įvardinti, medžiagą, kuri yra dalis ilgo kurso, ilgo viso pilno video kurso. www.žinius.lt yra video mokymai, kurių trukmė yra 5 akademinės valandos ir ten į kiekvieną iš tų punktų ir dar daugiau punktų, dar čia ne visi punktai buvo paminėti, jau aš einu į gylį ir aiškinamės, kas yra kas ir kaip ten kas turėtų būti. Tai, pavyzdžiui, apie tą patį ilgalaikį turtą yra, taip pat apie mokesčius, kurie čia nebuvo paminėti, yra. Specialus pasiūlymas šio webinaro dalyviams, tai yra dabar, šiandieną iki 13 valandos galioja speciali pasiūlymo kaina įsigyti šitą video kursą ir vietoje 129 eurų jisai kainuoja 89 eurus. Prie kurso yra taip pat pridedami naudingi šablonai, formos, sąskaitų planas lentelėje labai patogus, savanorystės sutartis, paramos aktų šablonai. Iš tiesų, viską, ką per savo ir ilgametę praktiką turiu prikaupusi naudingų šablonų, viską ten esu ir sudėjusi. Ir dar ir papildau, jeigu kažkokiu atsiranda naujų dalykų. Tai kaina galioja įsigijant internetu www.žinius.lt, skiltis video mokymai iki 13 valandos, kaina bus 89 eurai. Kaip įsigyti, tai paprastai www.žinius.lt video mokymai pasirenkate mokymus, įsidedate į krepšelį, apmokate, o žiūrėti reikia prisijungus. Tai reiškia, žiūrimi video mokymai yra ne per YouTube, ne kažkur, tai o prisijungiate į mūsų studento aplinką vidinę ir tenais jau žiūrite visas paskaitas. Gera žinia, kad mokymų medžiaga jums galioja 365 dienas. Ją galima stabdyti, žiūrėti daug kartų. Nėra taip, kad pražiūrėjote ir baigėsi. Tai reiškia ir galiojimas labai ilgas ir tas toksai grįžimas į kažkokį momentą irgi yra galimas. Apmokėjimai ir tie, kas įsigijate dabar, tai nereikia vesti nei jokio nuolaidos kodo, tiesiog dabar pagal valandas ir yra nustatyta sumažinta kaina, kuri po 13 valandos grįž į įprastą kainą. O tiems, kurie žiūrės įrašą šio webinaro ir negalėjote sudalyvauti tiesiogiai, tai jums taip pat esu sukūrusi nuolaidos kodą bonus 25 ir tas nuolaidos kodas galios irgi šiandieną iki 24 valandos. Tai reiškia visą šią dieną įrašo dalyviams nuolaidos kodas dar yra. Tai nuolaida jau bus šiek tiek mažesnė, nebe 89 eurai gausis, ten gausis apie 99 eurus. Bet nuolaida taip pat yra. Dabar viso pilno kurso programa yra išsamei apie apskaitą, tai ir finansavimo ir įsipareigojimo apskaitą, ir kapitalo, ir ilgalaikio turto, ir klaidų taisymą. Taip pat yra, kas čia nebuvo paminėta šiandieną, nieko apie likvidavimo pertvarkymą nekalbėjome. Dabargi, žinote, gali ir mažosios bendrijos į viešasias įstaigas persitvarkyti ir atvirkščiai migruoti tarp formų. Pelno mokesčio deklaracijos ypatumai pildymas, parama ribojimai deklaravimas, savanorystės reglamentavimas išsamiau, kompensacijos ir prizai, va šiandien visiškai apie tai nepakalbėjom. Nepakalbėjom apie išmokas užsieniečiam ir pelno mokestį prie pajamų šaltinio. Noriu pasakyti, kad pelno nesiekiančių organizacijų temoje iš tikrųjų kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžių. Ir nieko negazdinant, bet vėlgi labai atsakingai sakant, kad tikrai negali, bet ir tai tikrai nėra lengviau negu verslo organizacijų apskaita. Tai yra specifika reikalaujanti jūsų įsigilinimo ir informacijos nuolatinio atnaujinimo. Priedai. Pavyzdžiui, anoniminės paramos rinkimo tvarkos aprašas, pilno kurso pavyzdinis priedas. Tai dabar klausimų atsakymų laikas ir, gerai, ir einame iš eilės per jūsų klausimus. Pats pirmasis klausimas Viktorijos buvo, gauna paramą, vykdo komercinę veiklą, iš gautos paramos dengia sąnaudas, kaip plane 204M viskas parodoma.
ar nerodomas nei tokios finansavimo pajamos, nei finansavimu dengtos sąnaudos. Kaip iš dalies jau ir atsakiau per savo pateiktus pavyzdžius, ar ne, kad pildote plane 204N, joje nurodote tik komercinės veiklos pajamas ir komercinės veiklos sąnaudų dalį, gauta parama, jinai niekaip nepasirodo pelno mokesčio deklaracijoje, jos ten nėra. Tai nėra pajamos, nebent jinai būtų panaudota ne pagal paskirtį, bet tik tokiu atveju parama yra deklaruojama kaip čia pasakyti, kaip pajamos ar neturi būti apmokestinamos. Ir jeigu jūs su ta parama uždengėte dalį kažkokių tai sąnaudų, tai ir tos sąnaudos nepakliūna į PLN 204N priedą leidžiamų atskaitimų. Tai yra sąnaudos, kurias jūs pakompensavote iš paramos, iš finansavimų įvairiausių, iš narystės mokesčių, jie nepakliūna į tą leidžiamų atskaitimų priedą, kurį rodžiau. Klausimas. Jei VŠI turi pelną, kurį norėtų ateityje skirti visuomeniai naudingoms reikmėms ir dabar nemokėti pelno mokesčio, ar taip kažkaip atvaizduojama apskaitoje? Jei atvaizduojama, tai kaip? Jei įmonė užsima mažosios aviacijos populiarinimu, kokios išlaidos būtų tinkamos visuomenės reikmėms, kad VMI vėliau nepriskaičiuotų pelno mokesčio? Nu, žinot, su ta vieta iš tikrųjų rizika visą laiką išlieka. Tai dabar pažiūrėkime, kaip atvaizduoti apskaitoj. Tai apskaitoj jūs galite, kai tvirtinate finansinės ataskaitas ir tvirtinate uždirbtą tą rezultatą, ar ne, tai tuo protokolu jūs ir susirašykite, kad šitas uždirbtas pelnas bus skiriamas per tokį ir tokį laikotarpį, reiškia populiarinimui, įvairiausiamis priemonėms. Protokole jūs dar nežinote, ką jūs ten darysit. Apskaitoj jūs galite iš tikrųjų išsikelti kaip ir į rezervą, būtent, ar ne, kuris būtų skirtas šitam populiarinimui. Dabar kokių jums reikės populiarinimo įrodymų, tai jūs turite labai konkrečiai nusimatyti, kas tai bus. Ar tai bus kažkokia tai reklama apie tą aviaciją ir jūs tos reklamos sąnaudas apmokate. Bet reklama, jeigu jinai jums pritraukia mokamų klientų, tai gal ne visai tinka. Bet jeigu tai būtų švietėjiško pobūdžio reklama, kaip mes kartais matom socialinės visokias reklamas, ar ne, kaip ten globos centrai reklamuojasi. Tai va tokios reklamos apmokėjimas jisai galėtų būti iš to pelno, bet jisai jums nesugeneruoja papildomų ten kažkokių pardavimo eurų. Galbūt jūs išleisite kažkokius švietėjiškus lankstinukus. Neįsivaizduoju, žinokit, tikrai va, mažoji aviacija, net dar pagalvoti reikėtų, kas ten tokio būna. Ar gali pagal sutartį asociacija apskaitą tvarkyti tos pačios asociacijos narys už atlygį? Taip gali, atsakiau jau. Pavyzdinių sąskaitų planu prieš tos medžiagos, atsiprašau, bet nesidalinsiu. Vis tik tai yra mano pačios know-how pasidarytas. Bet kas įsigysite video kursą, tai ten pavyzdinis sąskaitų planas lentelės formoje jisai bus. O šiaip patį pavyzdinį sąskaitų planą jūs galite rasti taisyklėse, nes jis yra šalia taisyklių priedas. Automobilis naudojamas pagal panaudą, pilamas kuras, gaunamas PVM sąskaitos faktūros, ar reikia skaičiuoti ir mokėti taršos mokestį. Tai jau paminėjau, kad jeigu automobilis pelno nesiekiančio organizacijoje naudojamas nekomerciniais tikslais, nereikia, bet jeigu naudotumėte jį komerciniais tikslais, prie komercinės veiklos dalyvauja, tada reikėtų jau skaičiuoti ir taršos mokestį. Ar nebus reikalinga darbo sutartis, kai tvarko apskaitą asociacijos narys? Galite sudaryti, kad jums būtų ramiau savanorystės sutartį. Jūs sakėte už atlygį, nes savanoris negali gauti atlygio. Ne, žiūrėkite, dabargi apskaitą jau yra leidžiama tvarkyti ir, pavyzdžiui, individualią veiklą užregistravus. Tai čia galbūt labiau klausimas, kaip tas asociacijos narys gautas pajamas, kokia forma bus pasirinkęs mokesčius mokėti. Tai kaip ir rekomenduojama būtų jam būti užregistravus individualią veiklą.
Jeigu tai bus civilinių paslaugų sutartis, tai gali kilti rizika pačiam asociacijos tam nariui, kuris teiks tokias paslaugas. Nu, bet ką žinau, jeigu jisai vieną kartą metuose gaus atlygį už sutvarkymą, nemanau, kad čia kažkas tai labai, sakykime, būtent dėl darbo santykių. Darbo santykių, žinot, kaip pasakyti, yra ir kiti pobūdžiai, ar ne? Tai darbo vieta, darbo priemonės, nuolatinė testinė kontrolė, darbo laikas, kažkoks tai grafikai, atostogos, taip toliau. Tai vien dėl to, kad sutvarkys narys apskaitą, tai nereiškia, kad dar atsiranda darbo santykiai. Paramos gavėjo statusą turinti asociacija gali daryti supaprastintą apskaitą, jeigu atitinka kriterijus. Kaip apskaitoje atvaizduojamas pelno viešam interesui tenkinti panaudojimas, ar tai einamųjų metų sąnaudos. Taip, aš kaip tik sakiau pavyzdį, kad gali būti einamųjų metų sąnaudų uždengimas, tiesiog uždirbti pelnu. Gali būti ir to nepaskirstytojo pelno mažinimas, jeigu iš ankstesnių metų buvo palikto pelno būtent tam tikslui. Asociacija gauna paramą ir iš šių lėšų pirko kalėdoms dovanėles vaikams. Tai čia turbūt reikėtų išsiplėsti ir klausti, o kokiems vaikams, o kieno vaikams? Ar tie vaikai tikrai turėjo teisę būti remiami tokiom tom dovanėlėm, ar ne? Tai, žinot, iš praktikos pasakysiu taip. Tose pelno nesiekiančiose organizacijose kalėdinių laikotarpių yra padaroma visai nemažai pažeidimų. Tai pavyzdžiui, nuperkamos tokios dovanėlės ir išdalinamos kažkam kažkur. Nu, sako, nuvežiau į mokyklą ir atidaviau tenai, arba nuvežiau į globos centrą ir ten atidaviau. Ir nepasidaro jokių aktų nei nieko. Tai va čia svarbiausia yra, kad jūs tą paramą tom dovanėlėm tikrai galite teikti, bet jums labai svarbu dokumentai. Pasidarykite paramos suteikimo aktą, kuriame ir būtų įrašyta, kad, pavyzdžiui, ten globos namai gavo iš jūsų kalėdinių dovanėlių vertė ten, nežinau, 200 eurų. Abi dvi organizacijos, tiek viena, kuri suteikė, tiek kita, kuri gavo, pasirašo ir jau tada ta, kuri gavo, jinai išdalina tas dovanėlės. Tai reiškia, jūs patys tiesiogiai tiem vaikam kaip ir nedalinat. VŠI teikia gimnastikos paslaugas, vykdo tik ūkinę komercinę veiklą, moko mergaitės gimnastikos. Bet čia neformalus išvietimas, jeigu ką, ar ne, jūs pakliūnate į neformalų išvietimą vaikų, pajamos viršė 45 000 eurų, ar gali taikyti PVM įstatymo 23 straipsnį ir pajamų neapmokestinti PVM. Dabar gimnastika, ar ne, čia yra ir sportas, ir yra pagal VRK kodus, aišku, reikėtų jūsų pasižiūrėti. Tai yra ir sportas, ir neformalus išvietimas, ir dar vaikai. Kaip tik turėjau visai neseniai su VMI konsultaciją, tai VMI šiuo metu turi nepakankamai daug pasiruošę išaiškinimų būtent dėl PVM įstatymo straipsnio taikymų. Labai manau iš pirmo žvilgsnio, kad gali. Ir tada jūs tiesiog turite parašyti raštu VMI paklausimą, prašydami savo tą veiklą. Aišku, to paklausimo formuluotės irgi yra svarbios, kaip jūs ten sudėliosite viską. Ir nerašykit taip, kaip dabar man parašėt, kad vykdo tik ūkinę komercinę veiklą. Tai reiškia, kad jūs už pinigus vykdote veiklą, bet pati veikla, jinai atitinka tą visuomeniai naudingų veiklų sąrašą. Nes žinot, kaip pasakyti, vykdo ūkinę komercinę veiklą, gal jo, bet jūsgi pelno tai negalite niekaip skirstytis ir vis tiek jūs esate to pelno nesiekianti organizacija. Jeigu jūs dar prekiaujate gimnastikos kažkokia tai įranga, nu čia iš tiesų daug niuansų gali būti ir čia aš jau siūlyčiau, sakyčiau, eiti į atskirą konsultaciją su daugiau detalizacijų. Perkamas automobilis, įsigaliojusi auto nusidėvėjimo ir nuomos tvarka, ne visa dalis bus leidžiami atskaitimai, taikoma ir NVO, taikoma visiems, bent jau aš nemačiau, kiek skaičiau būtent apie tą tvarką kažkokių išimčių, kad būtų viešosiom įstaigom, kur dėti neleidžiamus atskaitimus, kokios tai sąnaudos būtų, jei nevykdoma ūkinė komercinė veikla. Tai žinot, kaip pasakyti, jeigu nevykdoma ūkinė komercinė veikla,
Tai jums tada jokio skirtumo nėra, nes reiškia, jūs tą automobilį finansuojate iš ko? Iš kažkokių tai finansavimo lėšų, ar tai iš narysčių, ar tai iš projektų, ar ne? Ir va čia va turbūt va ta dalis yra svarbiausia, iš kokių lėšų yra finansuojamas tos automobilio pirkimas. Nes, kaip VMI reiškia, kaip jie patys aiškina, tai jeigu jūsų sąnaudas, kad ir kokios tai bebūtų sąnaudos, uždengia jūsų finansavimo sumos, tai pelno mokesčio objektas neatsiranda. Ir čia tada irgi reikėtų turbūt detaliau, konkrečiau aiškintis gal net su pačia mokesčių inspekcija, nes pas juos irgi dabar, nežinau ar pastebėjote, bet VMI tinklapyje, kas liečia va šitą naują automobilių nusidėvėjimo ir nuomos tvarką, dabar labai ten pildosi klausimų atsakymų ta dalis. Ir reiškia, kuo mes daugiau jiem rašom ir visko klausinėjom, to jie daugiau tada ir tų atsakymų skelbia. Ir atsiranda jau ta vadinama komentavimo praktika. Taip, finansinė ir mokestinė apskaita čia du skirtingi dalykai, Lina, jūs teisi. VŠI turi samdomų darbuotojų, Toma klausė, VŠI dalininkai ir buhalteris. Tai jau negalima taikyti supaprastintą metinę apskaitą. Taip, jeigu turite nors vieną darbuotoją, jau supaprastinta apskaita jums dėja, bet labai gaila, nebegalima. Ir dabar tik tai nuo šių metų irgi VŠI turi kokį pakeitimą, kad pasirodo gali dirbti net ir VŠI vadovas, anksčiau negalėjo, dabar jau gali dirbti su savanorystės sutartimi ir iškia tada jisai nebe darbo santykiuose, o savanorio santykiuose. Aišku, už savanorystę nėra mokamas atlygis, tai čia gal jūsų situacijos ir neišspręs, nes buhalteris tai turbūt tikrai nedirba už savanorystės pagrindais. Bet turėkit omeny, VŠI turi samdomų darbuotojų buhalterį. Tai buhalterį jūs galite neturėti buhalterį, jūs galite turėti buhalterinės apskaitos paslaugą iš išorės, iš įmonės, ar tas pats buhalteris galbūt ne su darbo santykiais galėtų teikti šitą paslaugą ir jau tada jums darbuotojų klausimas gal ir išsispręstų. Jeigu nėra ateinančių laikotarpių sąnaudų, būklės ataskaitoje kaip apskaityti draudimą. Tai dėje, bet yra prie kito turto, niekur kitur nėra, kur padėti tokių dalykų kaip draudimo, jo, kurios sąnaudos persikelinėja per laikotarpius. Nes pačiose taisyklėse tai labai aiškiai ir griežtai yra pasakyta, kad kaupimo principas taikomas pelno nesiekiančiose organizacijose, pinigų principas nėra numatytas, tai vadinasi, turime žiūrėti to kaupimo principą ir draudimo apskaita yra kilnojama per ateities laikotarpius. Kitas turtas. Atsargose dar Viktorija atsakė, galbūt, nežinau, aš dėčiau prie kito turto, kurioje veiklos rezultato ataskaitos eilutėje nurodoma išlaidų dalis tenkanti finansavimo pajamom. Išlaidų dalis tenkanti finansavimo pajamoms, tai yra veiklos sąnaudos. Viskas paprastai yra veiklos sąnaudos, nes pardavimo savikaina jinai yra susijusi su komercinių pajamų uždirbimu. Tai ta eilutė tuščia arba netuščia arba susijusi, o kas finansuojama eina viskas per veiklos sąnaudas. Į seminaro skaidrės bus, taip. Savanoriams mokami dienpinigiai deklaruojami metinėje GPM deklaracijoje, gera žinia, ne. Labai logiškas klausimas, man jis irgi kilo ir aš irgi skambinau mokesčių inspekciją, sakau, bet tai darbuotojams mes, kai skaičiuojam dienpinigius, tai mes juos deklaruojam metiniai GPM deklaracijai, o savanoriams kol kas ne, bet aišku, reikia sekti ateityje, kaip bus ar nebus kažkokių tai pakeitimų kitais metais. Taip, dalininkų įnašų vertė ar turi atsispindėti būklės ataskaitoje dalininkų kapitalo 3 klasėje? Taip, tikrai taip. Kas sudaro rezervus ir kada sudarome? Tai rezervus sudaro dalininkai tvirtindami finansinį rezultatą. Ir pagal protokolą jie tik tais ir sudaro. Ir ten nėra kažkokio perkainojimo rezervo, nėra privalomojo pagal įstatymus rezervo, ten yra grinai dalininkų sprendimu. Bet, pavyzdžiui, dalininkai uždirbo kažkokį teigiamą rezultatą ir nusprendė, kad jie iš to teigiamo rezultato finansuos ilgalaikio turto pirkimą ir jie gali susidaryti rezervą. Kai nusiperka tą ilgalaikį turtą, tada rezervas yra vėlgi dalininkų sprendimu panaikinamas.
Ar galios nuolaida, jeigu pirks įmonė ne fizinis asmuo? Tikrai galios. Taip. Taip, 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 taip. Jeigu video kursą įsigijus kils papildomų klausimų, tai būtinai rašykite mokymai eta žinius.lt. Kaip jau minėjau, aš turiu irgi interesą šitą programą plėsti, tobulinti. Tai man jūsų klausimai yra kiekvienu atveju dar papildoma kažko pasidomėjimas ar ne, dar papildomų klausimų paieškojimas, nes irgi ne visą laiką ir aš žinau atsakymus. Ir dabar irgi turim tokių konsultacijų, kur laukiam atsakymų ir iš AVNT, ir iš VMI, ar ne, pasirašėm paklausimus. Tai tikrai taip, mielai, mielai, mielai konsultuojam. Dar klausimai. Viktorija rašo, viešai teikiam švietimo paslaugas, vykdome mišrę veiklą. Gauname tikslinę dotaciją iš valstybės, mokinio krepšelį pagal nustatytą sąmatą, kur tiksliai išskirtos išlaidos, kam galime panaudoti finansavimą. Taip pat imam mokestį už suteiktas paslaugas, abonementinį, stojamąjį mokestį, papildomas valandas maitinimo. Kaip yra su išlaidom, pavyzdžiui, komunalinių patarnavimų, ar skirstyti proporcingai, ar kiek gauta finansavimo, tiek panaudota, viskas perteklius apmokestinti. Nu, Viktorija, jūsų labai toksai daug dedamųjų turintis klausimas, tai visų pirma, jums labai svarbu būtų susirašyti tą apskaitos politiką ir kiekvienu šitų atveju pasižiūrėti, aišku, kaip jums yra naudingiau, kaip būtų daryti, tai turbūt reikėtų žiūrėti, kaip pasidaryti taip, kad kuo mažiau čia reikėtų kažką mokestinti. Mokinio krepšelį. O jūs turite iš valstybės kažkokius tai raštiškus atsakymus, nes irgi dėl socialinių paslaugų, kai skambinau į VMI, tai man irgi taip pasakykime, pasitarė ten moterėlės ir išsako, ne, čia PVM nebus apmokestinama, bet paskui sako, parašykit dar paklausimą, tai mes, sako, dar tada ir raštu visą tai jums atsakysime. Aišku, galite jūs, vat neįsivaizduoju, kaip ten išsiskaido ta jūsų struktūra pajamų, bet visumoje tai yra, pas jūs yra struktūra pajamų, ar neapmokestinamas pajamos ir neapmokestinamas. Tai klausimas yra irgi, kaip teisingai ir adekvačiai priskirti sąnaudas tiek vienom, tiek kitom pajamom, tiek apmokestinamom, tiek neapmokestinamom. Ir dar kartais irgi, bet jūsų pabaiga klausimo, ar visas perteklius apmokestinamas? Klausimas, apie kokias sumas eina kalba. Žinot, jeigu mes kartais galvą nusilaušime, kurdami kažkokią tai apskaitos politiką, sistemą ir taip toliau, ir eurų išraiškoje mes čia sutaupysime galbūt tik tai kelis šimtus eurų, tai gal ir iš tikrųjų neverta tada labai sudėtingų tų dalykų pasidaryti, mokestinkit ir viskas. Bet aišku, jeigu jau eina kalba apie tikrai reikšmingas sumas, tai tada reikia įdėti ir daugiau darbo, kad būtų ta apskaitos politika kuo detalesnė ir kuo konkretesnė. Praeitų metų pelno skirto tenkinti viešuosius poreikius panaudojimo korespondencija būtų debete nepaskirstytasis pelnas, o kredite pinigai. Nu, ne visai taip, ne pinigai. Debete nepaskirstytasis pelnas, nes jūs jį panaudojate, bet kai jūs panaudojate praeitų metų pelną tenkinimui viešųjų interesų, tai jūs patiriate kažkokias sąnaudas. Tai realiai jūsų kredite jūs uždengiate sąnaudas su tuo buvusiu nepaskirstytuoju pelnu einamųjų metų sąnaudas. Tai čia praleidau kelias korespondencijas, ar ne, bet tokia galutinis vaizdas, įsivaizdavimai, kad jūs vienais metais uždirbat pelno, bet jo nepanaudojot, o kitais metais jūs padarėte tuos viešuosius poreikius kažkokią tai tenkinančias veiklas, ar ne, patyrėte sąnaudas, bet nebuvo iš ko kompensuoti, tai pasiėmėte jūsų tas einamųjų metų minusas, užsidengė su praeitų metų pliusu, taip sakykime.
Vilija dar klausė, ir čia jau turbūt paskutinis klausimas. Asociacijos vadovas ar gali, ar tik VŠI? Ar jūs turite omeny, ar vadovas gali vesti apskaitą, ar vadovas gali dirbti pagal darbo sutartį, nežinau, kas čia per klausimas. Tai vadovas gali vesti apskaitą, asociacijos vadovas jisai gali dirbti pagal asociacijų įstatymą. Gali būti sudaroma darbo sutartis, gali būti nesudaroma darbo sutartis, asociacijose yra iš tikrųjų lankščiai žiūrima. Dėl supaprastintos asmuo, vienas asmuo dirba, vienas asmuo jau ir yra samdomas darbuotojas, jeigu jis dirba pagal darbo sutartį. Tai jeigu yra tas vienas asmuo, tai jau nebetinka, nebegalime daryti supaprastintų ataskaitų. Taip, tai turbūt, kad tiek. Labai ačiū visiems, kas dalyvavote, klausėte. Ir pasižiūriu dar. Gausite vaizdo įrašą šiandieną, taip pat medžiagoj bus šaltiniai nurodyti. Labai ačiū visiems dalyvavusiam. Jeigu dar nori kažkas pasilikti su savo klausimais, galim dar kažkiek, aš tai galiu dar skirti kažkiek tai laiko, bet šiaip užtrukom ilgiau. Ačiū visiems, tikiuosi, kad buvo naudinga ir tikiu, kad dar pasimatysim turbūt ne kartą šitoj temoj.